Labas rytas, šiuo metu yra po 7:13. Mes išeiname iš savo rezorto namų / mėnesiui ir judėsime link Salytės. Šį kartą turim Firdą Honda Click. Biškutį blogesnė negu N-Max'as, bet 105 kubų mums tikrai per akis. Atvarėm į salę, visą laiką aš einu į viršų, tai aš ten jums ir aprodysiu, o Jurgis aprodys pagrindinę erdvę. Jūs matysim po treniruotės. Taip, turim Salytę, kainavo 5 eurų mėnesiui ir treniruokliai. Pilnai užtenka treniruokliai, kokie yra. Truputį jie yra parūdiję, kai kurie dėl drėgmės. Tai čia mes su Dovydu sportuojam ir Elzė dažniausiai eina viršų, kur yra kardio. Ir tada čia lauke, toks, nežinau, kalastinetiks ar kaip ten vadinas, čia galim tokius workoutus daryti. Ir dar su draugais esam susitarę, kad salėj būnam po 7:30, tai pažiūrėsim, kiek šiandien pavėluos. Tai taip praleidžiu kiekvieną savo rytą su kavyte ir knyga. Ir lygtais Danielė dar turėtų joininti ir laukiu, kol vaikinai baigs treniruoti ir paims mane. Vaikinai atvyko prisijungti prie mūsų. Su Danielė mes jau kavutes atsigėrėm ir lauksim berniukų. Matau, tokia žydra. Šiaip atvykom, grįžom savo viešbutį ir varysim pusryčiauti ir parodysim, ką valgom kiekvieną rytą. Makaronai, kiaušiniukai. Aha, kažkas. Dešrelės ir blinukai. Ir va ten yra mūsų pusryčiai kiekvieną dieną. Mūsų pusryčiai su vaizdu. Treniruojasi. Atvykom dabar į patį gražiausią byčą visoje saloj. Mes vienam tik buvom. Šiaip jo norėjau, ne, buvom dviejuose, nes prie vieno kito gyvenam, bet šiaip nežinom, ar jis yra gražiausias, nes mums tiesiog mes čia atvažiavom pačią pirmą dieną, mums jis taip patiko, kad mes dabar visą laiką čia važiuojam ir biškį bijom net nuvažiuoti kokį naują byčą pamatyti, nes bijom nusivilti. Tai šeštadienis, turim laisvo laiko, atvarėm gal tinkliuką pažaisti, pasideginti. Tai tiek, parodysim dar, kas ten tokio gražaus ir koks vanduo žydras. Po 5 valandų pagaliau baigė žaisti tinklinį visi ir išsimaudom ir pagaliau sulaukiu, kad važiuosim pavalgyti. Kam į San Cafe, šiaip norėjom varyti kokią brančinę vietą, bet kadangi pražaidė tiek laiko tinklinį ant saulės, galam reikia biškį rimtesnio maistelio. San Cafe, kurioje dar nebuvom, išbandysim labai noriu makaronų. Parodysim, ką gausim. Man jau atnešė, bet draugams dar ne ir sakiau, kad nelauksiu. Su Doviu makaronų užsisakėm bolonezę, Elzė vegetariškus valgo, o Danielė sakė dietą. Pavalgėme, šiaip labai fainas toks mini miestukas. Visi miestukai čia vadinasi pagal tai, prie kokio byčo jie yra. Dar susiruošę esam varyti. Marškinukai, viską. Labai tai parodysiu. Va, lininiai marškinukai, lininiai šortukai. Labai viskas super. O dabar mane. Lininis jaunukas, mikutėlė. Va. Tikimės, kad nelis, nes prieš tai nulijo, o mes nepatiem esam lietaus spalvą. O, draugai irgi va jau. Žodžiu, param į turgų, parodysim ten. Atvykome į Tonk salą.
Tai čia yra uostamiestis ir toks jau, man atrodo, salos centras. Ir čia yra ir naktinis maisto turgus, kuriame pasiruošia labai daug visko išragauti. Žodžiu, nusipirksim vieną šitą balo su pupom, nes guliena mums nelabai. Aš esu tik mačiusi visokiausiose korėjietiškose, kaip valgo ragauškus. Dovydai? Labai minkšta. Jurgi, šitą mėgą. Nepatiko, buvo neskanu, per saldu ir toks apie nieką. Bandelė minkšta, bet daug cukrus, ne? Važiuok ten. Sušiukai, nu tai čia jau striksim. O tu irgi tik du pasiėmei? Nu ką, ragausim, kolega? Gerai. Mano. Ateik, kameristas, pavalgys. Nesu mačius tokios negyvos picos. Pasimirė. Sakė tikrai. Ar vieną pakė? Vieną. O gal du? Vieną. Bus kitokių desertų. Yra žolė. Uždrausta. Excuse me, how much? Tai žodžiu, iš ano turgaus išvarėm, atėjom į food courtą. Man kolegės Ieva pasakė, kad reikia paragauti roti, tai vat ir ragausim. Roti pancake. Sūru ir saldu. Aš jums buvo sūru. Good. Mūsų pirmo vlogo žvaigždė. Čia yra vakaro kulminacija. Mangas Fikirais. Nu kaip? Ne. Gerai, man skanu. Nu, gerai. Gerai, aišku, kaip tu bus blogai. Atvykom į vakarienės vietą. Čia labai graži vieta, jau visą savaitę kai važiuodam į salę rodžiau, kad noriu čia atvaryti, bet tik problema, kad pati valgyti nenoriu. Tai, o gal vėliau apsilankysim ir ten. O kas ten? Ten yra buddies. Drabužių užeiga. Ai, tai ten viskas tvarkoja, ne? Jo, ten paleidžia tokį kvapą ir visi tampa buddies. Gerai atrodo, ne? Jo, mano čia baulas tuna, Tuna pokebaulas. o pas Dovydą šrimpas. Labai skanus. Man patiko. Supratau. Sveiki, sekmadienio vakaras. Galvojom, kad filmuosim šitą vlogą 2 dienas, bet pamatėm, kad pakanka turinio ir vienai dienai, tai tiesiog... Benai gali šiandien. Tada! Čia yra Jurgio draugas Benas, Nelauktas draugas atvažiavo. kuris ką tik atvyko. Ir tiesiog darome outro ir pasimatysime kitame vloge.